Surski, kaip skaitot, Artūras Paulauskas būtų geras švietimo ministras? Idealus, aš skaitau idealus. Pažiūrėkit į Artūrą Paulauską iš esmės. Nežiūrėkit į jo obaločką. Žiūrėkit pas jį iš vidaus, kas yra viduj. Paulausko vidus. Taip. Nu, iš išorės tai jis politikas. A viduj prokuroras? Nu, teisingai. Pirmą kartą pelė girdžiu kažką teisingo pasakė. Respektas. Taip, Paulauskas, kaip tu jį nestatyk, kaip tu jį nevartyk, vis tiek yra prokurovas. Žmogus, kuris pasodino Henriką daktarą ir sušaudė Dekanidzę. O tai šitos savybės reikšmingos tokios švietimo ministrui? Jisgi šiaip tai baigęs tarybinį teisės fakultetą. Paulausko prokurorinės savybės yra vienareikšmiškai pliusas. Įsivaizduokit situaciją rugsėjo 1. Reiškia, jis suguža į mokyklą pirmokėlį. Išsigandė, kai žvirbliukai pabūgė su kardelių pokštėm didesnėm už jos pačius. Ir tada į klasę įeina, reiškia, mokyklos direktorius, senos socialdemokratų veidų, su butaforiniu skambalu ir sako, sveikinu su žinių diena, mokiniai. Ir ką vaikai atsako? Valio. Teisingai. Tada senas mokyklos direktorius su socialdemokratų veidu ir butaforiniu skambalu sako, vaikaučiai, dabar, reiškia, klausom taip. Dabar, reiškia, vaikučiai ir naktį pažadinti turėsit nepamiršti, kad mūsų švietimo ministras, reiškia, yra senas, apsigimęs, išuškėtėjęs prokuroras Paulauskas. Vaikučiai, žmogus, kuris sušaudė Dekanidzę ir pasodino Henriką daktarą. Tai va, reiškia, ir klasė stoja mirtina tyla. Nu? Nu tai va, ir tada mokyklos direktorius su seno socialdemokrato veidu sako, tai va, vaikai, reiškia, ką dabar turim? Nesimokinsit, blogai mokinsitės, šlaistysitės gatvėmis, neruošit namų darbų, bėgiosit per pertraukas, sėdėsit ant palangių, tualetuose paišysit pimpalus, rūkysit už sporto salės kampo, sulauksit tokio pat likimo, kai daktaras ir Dekanidzė, sako direktorius. Ir tada mirtinoj tyloj staiga toks blink kabiriokšti. Pasirodo, jautriausia pirmokėlio mama apalpo ir nugriuvo. O dar Gediminas Vagnorius yra pas Viktorą, va jis netiktų švietimo. Jokiais būdais. Žmogus, katras pardavė Suomiams telekomą, negali dirbti valstybiniai tarnybai. Jis toj pat parduos skandinavams visas mūsų, reiškės, mokyklas. Mokinių krepšelius Santa Klausui, a vaikus norvegams, Bayern Vernetui.